Sveiki visi. Šiandien atliksime jogos praktiką skirtą atverti krūtinį, atverti pečiams. Trumpai tariant, atverti širdžiai. Labai puikiai tinka ši mankšta atlikti vakare arba tarp darbų. Puikiai tinka ir ryte, jeigu tiesiog neturiu laiko atlikti pilnai ir ilgai jogos praktikai. Pradėsime atsisėdę, sukryžiuoju kojas. Rankos liečia žemę iš šonų. Idealu, jeigu liečiu pievą arba žemę, ant kurios sėdžiu, tai gali būti ir tiesiog pagrindas. Įkvepiu, išilginu nugarą. Iškvepiu, pilvas į vidų, pradedu kvėpuoti pilvu. Kai įkvepiu, išsipučia, pilvas į priekį. Iškvepiant, bamba link nugaros. Įkvepiu, stumiuosi rankomis nuo žemės, įsivaizduoju, jog mano rankos su įkvepimu kaip šaknis neria į vidų. Iškvepiu, švelniai pilvas į vidų. Pradedu jausti pagrindą, žemę. Žemė čia tiek metų daug. 1000 metų žemė, ant kurios sėdžiu, yra gyva. Iškvepiu, pilvas į vidų. Pradedu bandyti palyginti, kiek esu čia ilgai aš ir kiek žemė. Atrodo, kad su įkvėpimu semiuosi patirties ir stiprybės iš jos. Nusiteikiu praktikai, nusiteikiu pamokai, galvodamas apie širdį, kaip galėčiau ją labiau atverti, galbūt labiau ją atidaryti ir ją įsileisti. Galbūt tiesiog atleisti. Švelniai atsimerkiu ir su įkvėpimu pereinu ant 4. Pereinu ant 4 taip, kad mano delnai būtų tiesiai po pečiais, o keliai tiesiai po klubais. Kojos maždaug klubų ploti, įkvepiu, pereinu į pirmą karvę, leidžiu pilvą, krūtinę, nosies galiuką kažkas tempia į priekį. Iškvepiu, katė, gaubiu nugarą. Pažvelgiu į kelius, išsistumiu nuo delnų. Įkvepiu karvę, bitilasana. Iškvepiu, katė. Įkvepiu karvę, švelniai. Slankstelis pro slankstelį. Žiūriu į priekį. Iškvepiu, katė. Katė, stumiu pagrindą. Įkvepiu karvę. Iškvepiu katė. Įkvepiu neutrali nugara. Iškvepiu suku ratus. Suku prieš lanklę. Pasirenku greitį kokį noriu. Galbūt noriu labiau pasilikti riešų arba ant kulnų. Prijungiu galvą. Galiu lenkdamasis į vieną pusę žvelgti visiškai priešingai. Pakeičiu kryptį. Dabar sukuosi pagal laikrodžio rodyklę. Centre sustoju. Įkvepiu karvę. Iškvepiu pirštai po savim. Lenkiu kelius ir atkeliu dubenę. Pirmas žemyn žiūrinti šuo, Adho Mukha Svanasana. Pravaikštau šunį, patiesinu vieną koją, kitą sulenkiu. Keliai vis dar sulenkti, labai švelniai, nuspaudžiu vieną kulną, paskui kitą kulną. Stengiuosi visiškai nespausti savęs šiuo metu. Jeigu pavargstu ir noriu išeiti iš asanos, visada grįžtu ir lieku vaiko pozicijai. Nuleidžiu abu kulnus arba juos palyginu, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, pereinu ant 4, iškvepiu, nuleidžiu alkūnes. Keliai paeina truputį atgal. Įkvepiu, iškvepiu, katės nugara.
Darom lygiai tą patį, tik nuo alkūnių. Įkvepiu į karvę. Iškvepiu katė. Pajaučiu skirtumą. Koks buvo, kai dariau nuo delnų. Įkvepiu į karvę, leidžiu patinę nugarą, krūtinę, pažvelgiu prieki savęs. Iškvepiu, išgubiu nugarą katė. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Pasiliksim šuniko pozicijų, keliai paina dar truputį atgal. Alkūnės kartu. Krūtinę. Padedu arba kaktą. Galiu čia ir likti. Arba atkelti. Delnus kartu. Pasirenku pozicijos gylį. Keliai gali paeiti. Siekiu padėti krūtinę ant kilimėlio. Leidžiu savo jausti, netgi tada, kai jaučiasi truputį nemalonu. Pasistengiu išbūti. Įkvepiu, pereinu ant alkūnių. Grįžtu arčiau. Iškvepiu, atsisėdu ant kulnų. Kvepuoju čia. Suvedu delnus kartu. Stengiuosi leisti savo pajusti naujus jausmus. Ar kažkur norėjau sustoti, ar kažkur norėjau tiesiog nebedaryti. Visiškai nieko nevertinu. Tiesiog suprantu, kad galiu taip jaustis. Įkvepiu, pereinu ant 4 ir iškvepiu, grįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Pradedu žemyn žiūrintį šunį nuo delnų. Galiu atkelti galvą ir pasižiūrėti į delnus. Siekiu delnus laikyti taip, kad rodomasis pirštas lygiuotųsi su ranka. Pirštai plačiai išstumia mane nuo žemės. Tik tada galiu keliauti aukščiau, link pečių ir įsivaizduoti, kad juos atveriu. Neužkeliu pečių, nepriklijuoju jų prie ausų, atveriu juos. Kojos nebūtinai turi būti ištiestos, galiu jas lenkti, įsivaizduoti, kad aš sėdinkaulio. Už klubų kažkas kelia į viršų, kulnus irgi padėsiu su laiku. Įkvepiu. Iškvepiu. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis 1. Įkvepiu, pernešu kūno svorį ant delnų į priekį. Iškvepiu, keliai. Krūtinė, smakras, neriu, kobra. Įkvepiu, patempiu kojų pirštus, pečiai atgal, kobra. Iškvepiu, nuleidžiu krūtinę. Pakartosim, tik tais pabandysim atkelti delnus šį kartą. Įkvepiu, kylu, kobra. Čia laikau, atkeliu delnus nuo žemės. Įkvepiu, iškvepiu, nuleidžiu delnus, patempiu kojų pirštus, kylu į neutralią poziciją ant 4, atkeliu sulanktus kelius ir žemyn žiūrintį šunį. Toliau su įkvėpimu pereinu į lentą. Su iškvėpimu lenkiu kelius sėdmenis į viršų, žemyn žiūrintį šunį. Įkvėpiu lentą ir taip toliau banguoju. Iškvėpiu, lenkiu kelius, sėdmenis į viršų. Įkvėpiu lentą. Iškvėpiu, grįžtu. Dar porą, įkvėpiu į lentą. Iškvepiu. Įkvepiu, paskutinis. Ir iškvepiu, lenkiu kelius, žemyn žiūrintį šunį. Įkvepiu, pernešu kūno svorį į centrą. Keliai ant kilimėlio, plačiau negu klubai, maždaug kilimėlio plotį. Ir sėdasi į vaiko poziciją, balasana. Čia įsivaizduoju, kad už delnų kažkas tempta į priekį, lyg su įkvėpimu norėčiau paeiti. Su iškvėpimu vedu sėdmenis link kulnų. Kakta ilsisi ant žemės, toliau kartoju su įkvėpimu, lyg norėčiau paeiti dar arčiau. Su iškvėpimu
vedu sėdmenis link kulnų. Jeigu esu ne vienas namie ir galiu paprašyti pagalbos, paprašau, kas šalia esantis žmogus su iškvėpimu paspaustų. Kvėpuoju čia. Kakta ilsisi ant žemės. Visos jogos pozicijos, kur kakta spaudžia žemę, spaudžia bloką ir padėlį. Nemiga. Dar vienas. Kvėpiu grįžtu ant 4, iškvepiu žemyn žiūrinti šuo. Suvedu pėdas kartu, įkvepiu, atkeliu dešinę koją į viršų, trikoju šuo, tripada Adho Mukha Svanasana, įkvepiu. Iškvepiu, kelias link nosies, katės nugara. Įkvepiu, koja neria į viršų. Iškvepiu, kelias prie dešinės rankos raumens. Įkvepiu, koja į viršų, trikoju šuo, iškvepiu, kelias į kairę ranką. Įkvepiu, koja į viršų keliauja. Ir iškvepiu, atidarau klubus, lenkiu kelią, įkvepiu. Ir iškvepiu, manęs į kairę pusę, vertęs šuo, atidarau krūtinę, išsistumiu nuo kairės rankos, žiūriu į dangų, galiu netgi laikytis už galvos, dar labiau atverdamas krūtinę. Įkvepiu, iškvepiu. Dar 3, įkvepiu, iškvepiu. Dar 2, įkvepiu, iškvepiu. Paskutinis. Įkvepiu, grįžtu į lentą. Iškvepiu, atsispaudimas iki žemės Chaturanga Dandasana. Įkvepiu, aukštyn žiūrinti šuo. Iškvepiu, žemyn žiūrinti šuo. Suvedu pėdas kartu, pakartosim kitą pusę. Įkvepiu, atkeliu kairę koją į viršų, trikojus šuo. Iškvepiu, vedu kelią link nosies. Įkvepiu, koją į viršų. Iškvepiu, vedu kelią į gretimą ranką. Įkvepiu, koją į viršų. Iškvepiu, vedu kelią į priešingą kūnę. Įkvepiu, koją į viršų. Iškvepiu, stabteliu, atidarau klubą, sulenkiu kairę koją. Įkvepiu ir iškvepiu, vedu koją į dešinę kilimėlio pusę. Atsidarau. Išsistumiu iš dešinės rankos, dešinė koja tiesi, kairė ant pirštų galų. Išsistumiu, galiu net atidverti krūtinę dar labiau, laikydamasis už galvos. Įkvepiu. Iškvepiu. Dar 3, įkvepiu. Iškvepiu, nuleidžiu ranką, susitinkame lentos poziciją, iškvepiu, įkvepiu, žiūrinti šuo, atveriu pečius, čia stabteliu, išsistumiu, žiūriu priekį, pečius atgal, įkvepiu, žiūrinti šuo, įkvepiu giliai per nosį. Dar kartą įkvepiu per nosį ir paleidžiu viską per burną, iškvėpdamas su kokiu noriu garsu. Įkvepiu ir iškvepiu, nusileidžiu ant kelių. Šiuo metu galiu suvesti kartu vaiko poziciją. Kakta ilsisi ant žemės. Kvėpuoju čia. Atkylu
Iškvepiu, pasisuku į dešinę pusę. Įkvepiu rankos į viršų. Iškvepiu kaktuso rankos. Įkvepiu rankos į viršų. Iškvepiu, susisuku. Dar kartą. Įkvepiu į viršų. Kaktuso rankos suvedu mentis. Įkvepiu rankos į viršų. Ir iškvepiu, susisuku. Čia lieku, įkvepiu. Iškvepiu, nuleidžiu kairę ranką, galiu pabandyti griebti kairę koją ir atsidarau dar labiau. Įkvepiu, grįžtu į centrą, iškvepiu, nuleidžiu rankas ir pereinu į driežo poziciją. Dešinė koja paeina į dešinį kilimėlio kraštą, rankos lieka ant kilimėlio. Čia įkvepiu, iškvepiu, galiu čia likti arba atkeliu kairį kelią. Įkvepiu. Iškvepiu. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Įkvepiu, nuleidžiu kelią. Dešinė koja grįžta atgal ir vaiko pozicijai iškvepiu. Įkvepiu. Ir giliai iškvepiu. Perinam 4 ir žemiau žiūrintį šunį grįžti. Suvedu pėdas kartu, įkvepiu, atkeliu kairę koją į viršų, į trikojį šunį, įkvepiu. Ir koją vedu į priekį, iškvepiu, nuleidžiu dešinį kelią. Abiejomis rankomis išsistumiu nuo kairio kelio, aktyvuoju šlaunį, įkvepiu, rankos kyla į viršų, iškvepiu, šonkulį į vidų. Priprantu prie šios pozicijos. Iš pradžių tiesiog čia lieku. Įkvepiu, jaučiu stiprias kojas. Iškvepiu. Įkvepiu, pailgėju nugarą, išsitiesinu, iškvepiu, suvedu mentis kaktuso rankos. Įkvepiu, rankos kyla į viršų, iškvepiu, susisuku į kairę pusę. Įkvepiu, rankos kyla į viršų. Kol neties pažvelgti, iškvepiu, suvedu mentis. Nepamirštu rotacijos šlaunis į šlaunį. Įkvepiu, iškvepiu, kaktuso rankos. Atsiprašau, susisuku. Įkvepiu į viršų, iškvepiu, suvedu mentis. Ir paskutinis susisukimas, įkvepiu ir susisuku. Įkvepiu čia ir iškvepiu su kairė ranka, bandau sugauti dešinę koją, atsidarau, galiu truputį sėsti. Įkvepiu. Iškvepiu, rankos kyla į viršų, tiesinu koją ir palinkstu į priekį, kairė koja paeina į kairį kilimėlio kraštą, driežo poziciją, lieku čia ant delnų arba atkeliu dešinį kelią nuo žemės. Liksiu 5 kvėpavimams čia. Dar 4. Atkreipiu dėmesį, kad netgi tuomet, kai yra sunku, atsiranda daug naujos energijos ir naujų minčių. Dar 2. Pastebiu jas. Kodėl sunku? Kodėl nori išeiti iš pozicijos? Ir paskutinis. 1. Atkeliu dešinį kelią, grįžtu žemyn žiūrintį šunį. Čia įkvepiu, pajudinu. Kojas iškvepiu. Įkvepiu, vėl suvedu pėdas kartu ir iškvepiu. Atkeliu dešinę koją į priekį, įkvepiu. Vedu koją į patį priekį, iškvepiu. Andžanejasana, įtupstas. Atkeliu rankas į viršų ir čia lieku. Įkvepiu, tvirtos kojos. Dešinė koja 90 laipsnių sudaro. Iškvepiu. Suvedu rankas už nugaros kartu. Kairė pėda ant žemės, įkvepiu, išilginu nugarą, atidarau krūtinę. Iškvepiu, leidžiuosi tarp kojų. Rankos per galvą svyra žemyn. Pirmojo kario variacija. Jaučiu svorį, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, nuleidžiu rankas, ateinu į patį centrą, kojų pirštai į centrą, kulnai į išorę, iškvepiu. Pailgėju, įkvepiu,
Iškvepiu, leidžiuosi tarp kojų. Siekiu, kad delnai ir pėdos būtų vienoj linijoj. Įsivaizduoju, kad noriu padėti galvą tarp kojų. Jeigu reikia, pailginu žingsnį. Įkvepiu. Iškvepiu. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Pakylu, įkvepiu ir pasisuku į kitą kilimėlio kraštą, iškvepiu. Įkvepiu, kylu ant žinėjasaną, įtupstą, iškvepiu. Žiūriu į priekį, įkvepiu. Iškvepiu, suvedu rankas už nugaros, sukabinu pirštus, dešinė pėda ant žemės padėta, įkvepiu, pailgėja nugara, iškvepiu, leidžiuosi tarp kojų. Įkvepiu, jaučiu kaip svyra kūno svoris per priekį. Iškvepiu. Įkvepiu. Nuleidžiu rankas, ateinu į centrą. Pirštai į vidų, kulnai išorė. Iškvepiu. Pailgėja nugara. Įkvepiu. Iškvepiu. Leidžiuosi vėl. Galiu bandyti padėti galvą arba siekti tą padaryti. Jeigu pavyksta padėti galvą, galiu bandyti stotis ant jos. Tiek, kiek pavyksta. Grįžtu į centrą, pailgėju ir iškvepiu, suvedu kelius kartu ir atsisėdu. Toliau atliksime kupranugario poziciją. Pradėsime nuo kelių. Atsistoju ant kelių. Apšilsime truputį šitoj vietoj. Įkvepiu, rankos kyla į viršų. Iškvepiu šonkaulį į vidų. Viską į vidų. Dabar kupranugario pozicijoje labai svarbu yra daryti jį, žinant, kad nieko nedarau per šoną. Viską turiu daryti vienodai. Tai yra, kad leidžiuosi iš abiejų linkių, iš abiejų pusių, o nestiprinu tik dešinę ir tik kairę pusę. Dabar toliau, kupranugaris kaip pozicija, jinai gali čia ir likti. Kupranugaris nebūtinai yra pozicija, kurią mes matom, kaip ją einama šonais. Ir kupranugaris nebūtinai yra pozicija, kai atsidarau. Kupranugaris yra ir čia. Kupranugaris yra ir čia. Kupranugaris yra ir čia. Tai iš pradžių darysime kupranugarį su vestomis Andželi Mudra maldos pozicijos rankomis. Dabar kojas galiu laikyti arba nuleistą pėdą arba ant pirštų galų, kadangi už kulnų griebti pakeltų yra lengviau. Iš pradžių atpalaiduoju pėdas, rankos prie širdies, įkvepiu. Keliu visą krūtinę į viršų, iškvepiu. Nesifokusuoju į klubų atverimą į priekį ir išstumimą. Čia yra tiesi linija, įsivaizduoju, kad noriu kelti tik krūtinę. Įkvepiu. Keliu krūtinę, galiu truputį atlošti galvą. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Atsisėdu. Į vaiko poziciją nusileidžiu. Iškvepiu. Toliau kartoju. Įkvepiu. Kylu į centrą. Ir lieku savo kupranugarį. Arba pereinu į pilną jo poziciją. Ką čia turiu suprasti? Čia turiu suprasti tai, kad nestumiu klubų į priekį. Anaiptol atidarau krūtinę. Galvą nuleidžiu tik tada, jeigu yra patogu ir neturiu traumų kakle. Kvėpuoju. Stengiuosi atverti krūtinę, atverti dangų, pažvelgti. Kiek dar galiu ją atverti? Įkvepiu. Iškvepiu, grįžtu ir nusileidžiu į vaiko poziciją. Čia įkvepiu. Burna iškvepiu.
Įkvepu. Ir iškvepu. Toliau pereinam keturių. Kojas permetu į priekį. Ir atsigulu. Darysime pečių tiltą. Atidarysim krūtinę dar labiau. Siekiu su rankų pirštai siekti kulnus. Įkvepiu. Ir dabar šiai pozicijoje nereikia maišyti pečių tilto su glute bridge, kas yra pozicija daroma fitneso, pilateso, crossfito pratimuose. Ten mes keliame iš kojų sėdmenų visą savo kūno svorį. O jogoje mes galime netgi suvesti kelius kartu ir iš pradžių kelti krūtinę. Tik po to įsivaizduot ir bandyti jausti visą svorį sėdmenyse. Maždaug liečiu kulnus, su rankų pirštais įkvepiu, po truputį keliu krūtinę. Viskas vyksta seka nuo pilvo, širdies, gerklės ir tada pajungiu kojas. Kojos netgi gali iš pradžių liestis, tačiau kai išsikeliu, jos jau nebesiliečia. Visas kūno svoris ant pečių įkvepiu. Atveriu krūtinę. Iškvepiu. Dar 4. 3. 2. Ir 1. Nuleidžiu švelniai krūtinę. Sėdmenis tai yra. Suimu kelius, prie krūtinės pasibuoju į vieną ir į kitą pusę. Toliau kartoju, aš pasidarysiu daugiau vietos, toliau kartoju lygiai tą patį. Arba darau pilną tiltelį. Dabar pilną tiltelį, kai darau, rankos yra prie ausų, alkūnės ne į šonus, alkūnės į vidų. Su įkvėpimu atkeliu sėdmenis, su iškvėpimu tiesinu rankas. Galiu stengtis ateiti truputį arčiau, išsistumti, tiesinti rankas, tvirtos kojos. 3, 2 ir 1. Iš pradžio nuleidžiu galvą ir paskui nuleidžiu sėdmenis, apkabinu kelius prie širdies, pasibuoju į vieną ir į kitą pusę. Laimingo kūdikėlio pozicija, ištiestos rankos, griebia išorinę pėdos kraštą. Alkūnės įsistato į kelius ir pasibuoju į vieną ir kitą pusę. Laimingas kūdikėlis. Tiesa ta, kad laimingas kūdikėlis šitoj pozicijai atsiduria maždaug 5 mėnesių. Įsivaizduoju tokį paaugusi, laimingą save, mažą kūdikėlį, judantį nuo šono ant šono. Nuleidžiu kelius, pasiruošiu šavasanai, galutiniam atsipalaidavimui, atsigulu taip, kad galėčiau užsitiesti. Rankos prie šono, atsipalaiduoju. Įkvepiu per nosį ir išleidžiu viską per burną su garsu, kurio noriu. Galiu pabandyti dar garsiau, įkvepiu. Ir viską išleidžiu. Dar kartą paskutinį giliai įkvepiu. Ir iškvepiu. Toliau kvepuoju, kaip noriu. Nepaisau nei tempo, nei kur iškvepiu, nei kaip. Prisimenu širdies atvirimo intenciją. Bandau pagalvoti, ar man pavyko. Ar pavyko bent truputį atverti širdį. Galbūt visiškai to dabar nejausiu. Galbūt tai pasijausti dienos eigoj, gal netgi savaitės. O galbūt niekas nepasikeis ir tai irgi yra normalu. Jogai prireikia laiko, kol jinai pradeda veikti.
Vertinu savo pastangas, savo paskirtą laiką. Kviečiu jūs pasilikti šavasanai ilgiau ir iš jos išeiti tik tada, kai panorėsite. O visus kitus kviečiu su įkvėpimu pajudinti galūnes, rankas, pirštus. Su iškvėpimu atsimerkti ir prasiražyti. Pirmą kartą šiandieną. Pasiversti į šoną ir atsisėsti. Sukryžiuoti kelius, vėl paliesti žemę. Įkvėpti visą energiją, naują energiją iš žemės. Iškvėpti. Dar kartą įkvėpti. Ir iškvėpti. Ačiū, kad susirinkot.